Netrukus laidoje sužinosite apie žemės ūkio technikos ruošimo pavasario darbymečio ypatumus. Pamatysite, kaip stalius pražydina medinės tulpes ir kodėl dabar imasi baldų gamybos. Staiga atšilę orai nuteikė pavasariui, tačiau vasaris parodė savo. Stiprus šaltis vėl sukaustė žemę, žemkenčius paliko plikus be sniego apkloto. Ar iškęs jie šaltį ir ko galima tikėtis iš būsimo derliaus? Apie tai kalbėjome su Žemės ūkio universiteto docentu Vytautu Leku. Atėjus atodrėkiui, meteorologai prognozavo grįžtant šaltį ir sniegą. Tokios prognozės negąsdino nei žemdirbių, nei mokslininkų. Tačiau gamta nebūtų gamta, kad neiškrėstų savo pokštų. Šalo stipriai, tačiau sniego daugiau iškrito tik šalies rytuose. Vidurio vakarų pietų Lietuvoje jis vos 2 cm užklojęs pasėlius. Jei sniego apklotas ir buvo storesnis, kai kuris siekė 4-5 cm storio, stiprus vėjas viską nupustė ir toliau šaldo žemkenčius ardo pliką dirvožemį. Šiai dienai matom arimai, vėjo erozija arimuose labai matus aiškiai. Tai vėl kiek metų kalbam apie arimų kokybę, kaip reikia tai daryti, kaip žemė dirba, kaip rezultatai nesikeičia. Dabar matom eroziją, ūkininkas ką reikės daryti, sako, tiek smulkios tos frakcijos, tiek dulkių paviršių yra. Kviečiuose irgi tokia pati situacija. Matom, nuo drumstelių vėjo erozija, reiškia pavasarį formuosis dirvos pluta paviršyje. Dėl to, kaip rusai Sibire, tai jie tiesiog nedaleidžia šitokio. Jie sakė, kaip galima leisti dirvožemiui šitaip šalt. O ką daryti? Reikia arimą rudenį išlydint. Jau jų nesurišė šitų, jos ir liks dulkiam. Jos atgal nesusiriša. Lieka dulkis, vėjas neša, lietus lyja, pasidaro pluta. Žemkenčių būklei įtaką daro daugybė veiksnių. Priešsėlis, žemės dirbimo technologija, sėjos laikas ir gylis, jis gyvas, aktyvus ar vyksta mikrobiologiniai procesai, visa tai nulemia pasėlių peržiemojimo kokybę. Bet turbūt šiuo metu žemdirbys negali nieko padaryti. Jisai dabar tik tai ką gali. Išsikirst augalų, parsinešti į namus ir neaukštai temperatūrai, kambarių temperatūrai arba keletą naktų palaikyti kažkur tai žemesniai temperatūrai augalus, po to po truputį atšildyti ir pasižiūrėti, ar gyvi augalai ar negyvi, ar atšyla, ar kaip jie reaguoja į šilumą, ar nežūsta. Jeigu atželia, vadinasi, situacija dar kol kas kontroliuojama. Tačiau tie, kam dabartinė pasėlių būklė neleidžia ramiai miegoti, gali šitą nuveikti. Reikia skaičiuoti, kiek augalas turėjo lapų, kiek šaknis gylių buvo. Nes pavyzdžiui, jeigu prie šaknies pabaigos temperatūra nukris iki 6 laipsnių dirvai, aišku, toksai rapsas jau neperžimas. Jau čia patirtis rodo, kad tokie rapsai paprastai žūsta netgi visa šaknis. Jei pasėta gerai ir dirva paruošta bus tinkamai, tai galima tikėtis, kad nušals viršutinė augalų dalis, bet liks sveika šaknis ir pavasarį mes jos atgaivinsim. Tai čia tiesiog tokia daugybė veiksnių veikia žiemą, kad sunku dabar tą būklę ir apibūdinti. Gal dėl to ūkininkam ir įdomu būna, kad jie dirba kintančiom sąlygom. Tai aplinka, laikas keičiasi, niekada nebūna vienodų sąlygų. Vasarį orai taip pat nebūna pastovus, ne veltui jis vadinamas pūgų mėnesiu. O po jo sulaukiame ne ką ramesnio pavasario, kuris dažnai pabaigia nedorą žiemos darbą. Didžiausia žala tai dažniausiai padaro permainingi orai pavasarį. Dar labai kovo mėnuo daug turi įtakos, arba netgi ir balandžio mėnesio pradžia. Kol vyrauja permainingi orai, tas stabilus šaltis žiemą mažesnė daro žalą. Kada pavasarį prasideda permainingi orai, pašąla, atšyla, tiesiog gaunasi kilnojamas augalų ir jie nuo tų temperatūrų labiausiai nukenčia pavasarį. Jeigu dirvai daug drėgmės, jinai suplūkta,
deguonis neprieina, augalas nepradeda kvėpuoti ir uždūsta paprasčiausiai toj drėgmėj. Tokiu oru kaip pastarąją savaitę, kai kurios ūkininkus gelbėjo žemės dirbimo technologija. Teko nuvažiuoti į ūkį, kur buvo beriminė technologija taikyta. Yra šiaudų likučiai ir čiagi netoli 10 km nuo šitos vietos. Šiaudų likučiai tik tai paviršiui šiaudai buvo išlindę, sniegų danga apie 3-4 cm. Vadinasi, nenupūsti. Čia mes stovim laukia, kur naudota ariminė technologija arimas. Tiesiog sniegą nuneša gražiai. Tai čia labai daug faktų. Pasak mokslininko, šią žiemą kviečių būklė didžiąją dalimi lėmė sėjos gylis, o rapsų optimalus sėjos laikas ir gerai paruošta dirva. Dirvos paviršiuje atgulę kviečiai ir nelaiku įprastai išdirbta dirva pasėti rapsai jau dabar daug kur įšalę. Vasario pabaigoje lauke pamatyti žydinčias tulpes retas reiškinys. Tokias mes radome prie Svedasių esančiame Molekalnio kaime Algimanto barono sodyboje. Kaip šeimininkas jas pražydino, kuo dar užsiima, netrukus papasakosime. Gyvenamasis namas, keli ūkiniai pastatai išlikę nuo pokario ir gali paliudyti vokiečių rusų kareivių susišaudymus. Vesdamas parodyti savo dirbtuves, Algirdas pasakojo, kad čia pamiškėje įsikūrė dar jo senelis, iš Amerikos grįžusių prosenelių žemėje. O jis paveldėjęs matyti iš savo protėvių staliaus amatą, pasimokęs baldžiaus profesijos Vilniuje, pabandęs darbus keliuose miestuose, sugrįžo į gimtus namus, nusprendęs pradėti savarankišką veiklą. Pradėjau, po biškutį. Karkasą sunėriau čia iš šitų, iš miško. Savo miško turi? Jo, savo miško. Iš kažko tai padariau ir viskas. Pastatas, patalpos, ten tvartas buvo? Tai... Jo, ten buvo tvartas, paskui tai į tvartą vėliau įsimušiau. Čia tavo tas pilis? Jo, čia pasistačiau kaip garažą, kad būtų ir kad galėčiau dirbti paprasčiausiai. Tai ką čia dabar kokį inventorių turi? Čia šlifavimo staklės. Juostinės šlifavimo staklės. Iš draugo pirkau. Geras. Čia paprasta, patikima. Paprastas, pačios paprasčiausias. Tokios be gali būti, bet jos reikalingos šiaip kartais. Nors dabar yra daug šitų rankinių įrankių, galima su rankiniais tą patį. Čia irgi elementarus, kiekvienam kaime beveik turi. Zeimeriukas šis. Paprastas. Irgi. Pats viską tvarkot, reguliuojat, jeigu reikia. Jo, čia ir reguliavimo didelį. Čia nieko stebuklingo nėra. Obliavimo staklės. Ten 3 musinės, obliavimo staklės iš Visaginą atsivežiau šiek vienas. Čia daryta jau. Seniai irgi jau, gal 10 metų. Bet dar gyvos. Taip pat dar gyvos skersapjūklės, kurias Algimantas pirko ne naujas. Dirbtuvėse galima rasti ir kitokio inventoriaus įrankių, kurie būtini staliaus amatų užsiimančiam žmogui. Žemės dabartinis sodybos šeimininkas turi vos kelis hektarus, užsiaugina savo bulvių ir žiūri, kad piktžolėmis neužželtų, todėl pagrindinis pragyvenimo šaltinis – gaminiai iš medienos. Labai panašias į tikras, spalvingas ir jaukias gėlės pirkdavo Kaziuko mugėje, Tulpių šventėje, Burbiškių dvare, pažįstamų tautodalininkų parduotuvėse. Net Stokholme bandyta parduoti, bet nesėkmingai. O Lietuvoje 2003-2008 metais tulpės buvo labai populiarios. Čia kažkur ant vienos galvutės 12 operacijų yra. Tai gana sudėtinga, nemokant visai. Kas jau su medžiu dirba, tai tam nėra labai sudėtinga, tik tai tos mechanizmus prisitaikyti. Aš mačiau to darbą kitų, aš nežinau, kaip kiti daro jas. Ar jas pjauna, ar kaip, aš tai su šlifavimo aparatu čia jas. Specialiai dariau aparatą dėl to, kad jas padaryti. Čia lyg ir paprasta, čia nieko jau sudėtingo. Visas darbas yra galva. Ant galvutės ir matai. Kruopštus darbas, ilgas, gana nuobodus darbas. Ir šiaip jeigu nepatinka dirbti, tai geriau neprasidėti, nes labai darbo daug su jie, žinai. Ir tokio kruopštaus darbo, nes smulkus daiktas, toj visi prieina, pasižiūri, labai paliečia ir jeigu nelimpa prie dvasios žmogaus ir neima, žinai. Kuo daugiau rankom padarai, to geriau. Bet jeigu mašina, tai jas standartinės tokios būna, nebeįdomu, žinai, taip. Daug ir visos vienodos, o kai rankom darai, tai jos skirtingos tokios, kaip ir gyvesnės pasidaro. Vienam žiedui padaryti reikia valandos, o jeigu darai visą 100 anot meistro, tuomet užtenka ir 20 minučių. Paprašytas pademonstravo, kaip iš paprastos kaladėlės ištekintas tulpės žiedas pražydinamas.
Įjungęs specialiai paties sukonstruotas šlifavimo stakles, truko vos keletą minučių. Tačiau dabar jau 4 metai beveik niekas tulpių neperka. Kaip juokavo Algimantas, tikriausiai dar nenuvyto jau nupirktos. O gal žmonės ir taupo? Todėl tenka imtis baldžiaus amato, nors užsakymų kol kas negausu. Pavyzdžius dabar ir darausi, nes buvau atitrūkęs ilgą laiką nuo baldų ir dabar tik pavyzdžiai. Perspektyva ateičiai yra tokio didesnio darbo, nes ir patyrimas pas mane jau yra gana didelis. Bet visiems savarankiškai dirbti daug ko labai reikia. Jeigu nueini tik tai dirbti, tai tada paprasta viskas, kažkas tai rūpinas. Jeigu pats visko rūpinėsi, tai irgi visko reikia, žinai. Savo kokliuose, bet jokiuose dirbtuvėse Algimantas baronas jaučiasi gerai ir įsitikinęs, kad iš medžio jis gali sumeistrauti bet kokius baldus, kad tik būtų norinčių juos užsakyti. Laidoje dar liko mūsų konkursas, arba tiksliau jūsų prisiminimai, linksmos istorijos iš tradicinės parodos Žemės ūkio universitete Ką pasėsi. Šiandien antrasis pasakojimas. Gal jis ir jums primins kokią smagią istoriją nutikusią parodoje. Pone Aldona, kokį didžiausią įspūdį esate parsivežusi iš parodos Ką pasėsi į namus? Šiaip tai vis tik gerą nuotaiką pasivežu. Pavasarį tai ypatingai. Žinot, kokia graži gamta atgyja. O tai geriausia man tas įspūdis, kaip pirkėjai pagiria, dar kol kas ne vienas per tiek metų, ne vienas nepaveikė mano gaminių. Nu tai va, žinot, man labai smagu. O tai gal kokį išskirtinį pirkėją esate turėjusi? Nu, turėjus ir ne vieną išskirtinį. Gal negražu girtis, nu nežinau. Ar galiu girtis? Na, pasigirkit. Pasigirti. Nu, tai ir pasigirsiu. Nu, ir pats ministras žemės ūkio pirkę šaliką. Ar jis nešioja ar ne, tai nežinau. Nu, negaliu garantuoti, bet pirku ir su didelė nuolaida nusipirku. Dėl to, kad tai man jis labai patinka. Aš jį labai myliu. Tai taip ir nusipirku dėl to. Nu, ir šiaip tai labai daug tokių, kur liaudies meną prijaučia. O kiek parodų esate aplankiusi, keliuose dalyvavusi per tuos metus? Žinokit, labai daug per tuos metus. Nu, ką pasėsi, nu, tai irgi tikrai labai daug. Nu, jau kokis, aš nežinau, gal ir 15 kartų. Ko gero, nei viena paroda be jūsų nepraeina. Nu, gal kokia ir praeina. Taip, žinot, jau būna, kad ar išvažiavus, kur būnu, ar nelabai jau sveika ta būna. Bet dažniausiai vis dalyvauju. Kitoje laidoje jūsų laukia pažintis su auksinių rankų meistru iš Kašonių kaimo. Antanas Kondrotas pakenkė vėjo grūdams traiškyti, sukonstravo traktoriuką, įsirengė signalizaciją, meteo stotį, saulės baterijas ir tai tik maža dalis jo autorinių darbų. Bus ir daugiau įdomių ir naudingų pasakojimų, o dabar belieka su jumis atsisveikinti iki kito sekmadienio.